Tai labas rytas visiems, čia sveikinas aš Vitalis, 1000 km dviračių YouTube'as ir šiandien važiuoja mažą ratuką link Rūdininkų girios. Bus viso 200, gerai būtų 200, bus viso 105 km plus 15 pirmyn atgal nuo namų ir jau judam, šiandien bus visai faina grupelė. Turim prieki Justiną Norkų, Gediminą ir mano kolegą Evaldą. Taip pat varom susitikti prie katedros atvarys dar kažkiek hebros. Taigi kol kas orelis toks nelabai lepinantis, rankytėm šalta, bet nu nieko, kažkaip važiuojam. Žada 15 laipsnių vidurdienį, dabar yra 8:30 ryto, taigi jaunam. Oi, tai ką tik pamečiau kamerą, kadangi neradau diržo laikiklio, kažkur padėjau po praeito važinėjimo, tai nespėjau jo susirasti ir reikia rankose kamerą laikyti, o kamerose nesaugu, o rankos sušalusios, raudonos, taigi biški nukrito, bet kadangi action kamera atlaikė puikiai. Taigi lekiam ten, prieki kažkas irgi mirksi, galimai mūsų raidą. Čenku matėm, tai va, legenda mūsų. O, prisirinkę, tai mūsų yra čia dalis. Labą dieną. Nu, kur važiuos? Sveikas. Kaip to? Davusi. Tai čia, kaip suprantu, ne visi su mumis važiuoja. Direktoriau. Direkt? Važiuos? Pasiruošęs? Pakentėti. Nu, vakar neužgėrei per daug? Nieko, aš to nesakysiu. Okay. Nu ką, mes prie bokšto. Evaldas čia. Kaip jauties, Evaldas? Gerai. Tai trečios vietos blokados laimėtojas kol kas. Čia mūsų bokštas. Laukiam Valdemar. Neškite savo. Štai kiek turim hebrytės. Va. Ohoho. Ne per daug čia? Vasilenko, žvaigždė praeito video. Darova. Kreizilenko. Nu, žvaigždė. Rašė žmonės, klausė tavo numerį. Ar gali duoti? Tai nedaviau iš karto. Taip, turim pirmą kalniuką. Už 2 km trasą. Jau biškį nesuvažiavo. Fainai. Daug žmonių susirinkę. Tai visus pafilmuosim. Važiuokit. Antrą kartą ištekavome. Nu ką, neatsukinėsim šiandien. Neatsakysim nieko. Mesgi nežinom, kad bus atskam. Taipgi nespaudžiam. Kaip nežinojai? Nevažiavę? Tas rautą darė. Nevažiavę dar? Tas rautą darė aplinkui Vilnių, Hebras. Duris. Nuo ko atidama? Nuo sprogimo. Taip, palauk, Vasilenko pakomentuos mums, kiek surinkom sukilimą per pirmą 15 km. 267 dabar rodo. Ir kiek liko mums? Man atrodo 800 pilna ir 9. Okay. Tai pirma trasos dalis gan sudėtinga, o vėliau bus tik lengviau. Kitas reikalas su MTB važiuoti. Visiškai kitas reikalas. Evaldai, kaip tu laikais? Laikausi, vos įsikibęs, varo Hebra. Varo Hebra gerai, ne? Tikėjais, kad tiek žmonių surinksim.
tikėjausi daugiau. Aha, matai, aš irgi tikėjausi daugiau. Kur jūs visi? Valdemaro komentaras. Važiuojam kažkokiais nežinomais keliais. Tikėsimės rasim išvažiavimą. Čia į kairę. Su viena ranka nėra kaip perjungt bėgio. Reik didinti vatus. Matau, beveik ant oranžinės spalvos. Nu, kolektyvas, kam sunku, pakelkit rankas. To? Nebepasikelia ranką. Nu ką, važiuojam? Patys nenusivažiuos? Važiuojam, mėlė. Spausk, per balą reikia. Mes Evaldai. karvės ant ledo čiuožinėjom gražiai. Labą dieną, įveikėm 42 km, trasa biškį sudėtingesnė negu Vilnius Kaunas. Štai kaip atrodo mūsų dviratis. Jo, biškį, viskas trinas, o čia sustojom, sakom, jeigu vdruk reikėtų, tai mes turim galimybę įsigyti Iki Vėlonovos. prekiautojas čia. Iki Vėlonovos klankim toliai, čia galite apsideitinti grupsetus, prašom. Žymiai pigiau. Nuolaidos kodas Valdemaras 1000 km. O, reportažai brangiai kainuoja. Tenka su Valdemaru dadėt. Grupė nubėgo. Viskas tiem reportažam. Ką darysi, negi nepamatysi, kad važiavom. Kiek tų vatų biškį dar vienam. Graži trasa, bet sudėtingesnė negu iš Kauno. Taigi, kas važiuos, pasiruoškite. Automatinės durys, žiūrėk. Ačiū. Šitą nepasilaikė. Sargiai jau. Nu ką, traselė kaip turi būti. Bet tikriem vyram viskas normaliai. Kas vaikšto, kas važiuoja. Tikriem vyram ir vienai moteriai viskas yra čia labai gerai. Interviu, kaip laikaisi? Gerai. Normaliai, ne per smarkiai tau, ne per lėtai vyrai važiuoja? Normaliai, stengiasi. Jo, stengiamės mes, kaip sakant, neatsilikti. Taip, sprendžiam problemas. Kelias va toks. Puikus kelias. A, čia važiuot galima. Galima? Jo. Ten yra keliukas, ne? Tai gal stipriausiai tiesiai? Taip, galima ten pralysti. Tik tai po to klausimas, kur važiuoti. Aš tai rauto neturiu. Nu, žodžiu, kas važiuos šitą trasą, linkim stiprybės ir gerai pasiruošti. Bent jau dabar, kol šlapia, tai tikrai gan sudėtinga. Bet užtat gražu, beprotiškai, fantastiškai. Su viena ranka biškė sudėtingoka. Nu ir taip 120 km. Greit nesusirinks, bet pusę jau turim. 50 gal 7. Ką jūs? Priklupau. Jis normaliai. Biški per tą rastelį paslydo prie kelis. Palauk, padangas išsileisiu, gal dabar būtų laikas tos 4 barus sumažinti. Kas buvo? Nuleido padangą biškį. Kitas reikalas dabar bus, kaip prisibus. Krentam šiam raidė žmonės kaip lapai. Vienas ten, Justinas Norkus. 3 jau netekom. Ar 4, nieks nebegali suskaičiuoti. Dar biškį laikomės.
Na ir kažkaip, biškė asfaltas. Asfalto beveik nėra, žinokit. Viskas gruntas ir miško takelį. Pranešimas iš 70 km. Nevažiuokit šitos ras. Jums to nereikia. Išsipurvinimo lygis maždaug toks. MTB dviratininkai patenkinti, gravelistai biški tikėjęs geriau. Man atrodo, čia lipimo į kalną. Prieš varžybas? Jo, čia išdėnio specialiai. Nu, čia po to nepajums už dopingą. Žinok, čia labai gerai, čia nieks neranda nieko ir labai gerai kyla. Nieks neranda, ne? Laikykis vytą. Nu, MTB komentaras. Kaip? Gera trasa? Visgi MTB trasa. MTB, ne? Greitis pas mus yra 21,5. Tai tikrai neatrodo kaip gravelis. Jo. Okay. Smagiausia gerti iš tokios virtuvės. Gali pavirsti kom nors po to. Įsipykti? Yra dar nuotaikos pas jūs, chebra? Yra nuotaika gera? Nuotaika yra, tam tikra. Bet? Bet, ar jinai gera? Klausimas. Prieš kamerą nelabai nori sakyti, kokią nuotaiką. Išjungsim tada paklausim. O, žiūrėk, va kaip turi būti. Keitas reikalas. Maždaug taip. Šiferis kamas reikalingas pas mumis. Dabar reikia nusibelst. Tai ką, kelionė į pabaigą, 109 km, liko gal 10 iki namų, važiuojam prie oro uosto, čia žmonės gyvena, čia lėktuvai kyla. Čia labai brangus, matyt, nekilnojamas turtas šitoje vietoje. Žodžiu, visi pavargom, bet nieks to nepripažins į kameras. O pavyzdžiui, pabandysim dabar paklausti. Labai pavargai? Ne, visai ne. Tai ką, dabar pagrindinis klausimas, ar neišmės mūsų iš kavinės su tokia, kaip sakyt, apranga. Ten ir ne vieną. O kaip Vasilenko be pirago? Vasilenko tavo piragas, va, prieš 80 km netekom. Tai ką, geriausia kelionės dalis. Tai cinamoninė bandelė su mega kalorijų doze, juoda kava, nuvargę kolegos. Geriausia kelionės dalis, kad iš patrankos poligonė negavom išėti. Mes būtume negrįžę. Kaip dviratėliai. Tai dabar visi vienodi sako, ta nežinia kur kieno. Na va, tik šviesus matos. Tai ką, baigtas šios dienos raidas. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Patiems stipriausiams pasidalinsiu trasą, bet kartot, kaip sakyti, ypač jeigu šlapia. Na nežinau, reikia pasikoreguoti patį galą. Ten prie to poligono, žodžiu, reikia kažkokią apvažiavimą daryti, nes trasa išmauta. Ir, žodžiu, buvo nelengva. Jeigu su graveliu greitis tik tais apie 20-21, tai primeskit. Tai, žodžiu, dar keli ir nubirėjo. Tai va, žodžiu, Vilnius, Čiurlionio gatvė. Įvažiuosim to Vingio parką, varysim link namų, prasukom 117 km, dar kokie iki namų, kokie 7 gal. Tai tiek, iki greito, iki kitų susitikimų. Nepamirškit paspausti like, subscribe ir matysit dar daug įdomių video. Čiau!